Kokioje šiandien esame mes įstaigoje? Jūs atvažiavote į Mažeikius į Būk su manimi organizacijos ir Dirbinyčios dirbtuvių namus. Gal galite prisistatyti savo vardą, pareigas? Esu direktorė, vadovauju organizacijai Būk su manimi, esu Jolita. Kaip atrodo jūsų įprasta darbo diena? Labai sudėtinga sakyti, nes kaip jūs paklaustumėte to paties socialinio darbuotojo, kuris dirba mokykloje, tai sakytų, kad jis nežino, ką ras atėjęs į mokyklą. Kokios problemos, kokios užduotys jo laukia. Tai pas mus irgi yra tas pats, nors mes daugelį valandų praleidžiam rūšiuodami tekstilę, bet teikiame dar papildomai socialinės paslaugas gyventojams. Tai socialinės paslaugos yra, kai žmogus skambina ir sako, man po traumos reikia neįgalio vežimėlio, kol pasveiksiu. Tai arba skambina, tarkim, iš gimdyklos seselė ir sako, atvažiavo mama, bus ankstukai, neturim drabužėlių. Tai va tokie neplanuoti darbai mus verčia pergrupuoti savo ir mes niekada nežinom, kada, kokią dieną mums suardys darbotvarkės prie tekstilės darbo ir, žodžiu, kiekviena diena kaip staigmena. O gal atsimenat, koks buvo įdomiausias daiktas, kurį esate čia radusios? Pavyzdžiui, toks, kurio visiškai nesitikėjot? Galbūt kaip pati pradžia buvo, tai mes neįsivaizdavom, kad tekstilė gali būti indai. Čia pačioj pradžioj, kai pradėjom dirbti su tekstilė, neįsivaizdavom, kad tekstilė galėtų būti albumo su nuotraukomis, tiesiog šeimos nuotraukomis. Tai taip, žodžiu, paskui paaiškėjo, kad žmogus netyčia sumaišė, vietoj tuščio albumo atidavė šeimos nuotraukas. Tai buvo tokių įdomesnių dalykų. O kaip nusprendžiate, kuriuos drabužius galima pataisyti, o kuriuos jau, nežinau, jau išmest? Iš tiesų sudėtinga, bet mes suprantam, kad mūsų regione žmonės labiau pripažįsta natūralų audinį, liną, medvilnę, šilką, tai mes stengiamės, kad į mūsų krautuvėlę patektų kuo daugiau natūralaus audinio drabužių, o visą kitą, tai stengiam persiūti. Su kokiais sunkumais susidurite šiame darbe ir ar jie dažnai kartojasi, ar tik retkarčiais, kaip jūs sakote, vienetinės situacijos? Šiaip darbas nesunkus, įdomus, bet sunkiausia, kai reikia per dieną išrūšiuoti, pavyzdžiui, 3 tonas drabužių. Tai būna iššūkis, bet kartais tenka greitai tvarkytis, kaip šiandien, kad pasakėm, kad išvažiuojam, kurį laiką nebūnam ir tenka sutvarkyti tą kiekį, kuris susikaupia per savaitę. O kiek dažniausiai žmonių jums padeda čia rūšiuoti rūbus, taip tvarkytis? Organizacija jungia 15 savanorių, bet kasdien prie tekstilės dirba maždaug 7. Tai reiškia, 5 rūšiuoja ir žmonės po darbo, po savo pagrindinio darbo, už kurį gauna pinigus, jie dar po darbo valandų surenka tekstilę iš konteinerių arba iš gyventojų. Ar šis darbas padeda saugoti aplinką, jei taip, kaip? Taip, nes žmonės buvo įpratę, kad drabužius galima mesti į bendruosius konteinerius arba tiesiog palikti miške. Tai per 5 metus mes juos įtikinom, kad į mišką nereikia drabužių nešti ir nereikia jų mesti į bendruosius konteinerius. Tai kai jie tiesiog mūsų konteinerių neatskiria maišo, sakykime, su kitais, tai jie žino mūsų adresus krautuvėlės, žino mūsų telefono numerius ir mes tiesiog važiuojam juos pasiimti. O jums buvo taip, kad jūs pamatot šitus kiekius ir susimasat, kiek daug žmonės perka, kiek jūs perkat ir kad jūs taip, nežinau, atsakingiau žiūrit tai, ką pirksit? Tai buvo pačioj pradžioje, kai pradėjom dirbti. Tada buvo pirmasis karantinas, kai uždarė visus vaikus, tėvus ir negalėjo jie tiesiog judėti laisvai. Žmonės pradėjo dėti, tiesiog rūšiavo daiktus namuose, atmetinėjo tų, kurių nenešios ir tada supratom, wow. Tada pirmą kartą atidarėm ir savo spintas ir supratom, per daug turim. Dabar turim tik tiek, kiek reikia. Kas jums labiausiai patinka dirbant drabužių ir kitų daiktų rūšiavimo bei taisymo srityje? Labai sunkus klausimas, nes rutina, pačios žinot, jinai tiesiog būna kartais varginanti. Tai mums padeda atsipalaiduoti tai, kad drabužiai yra skirtingi.
Tai spalvos, sakykime, stilius ir tiesiog kartais žiūri į drabužį ir galvoji, va, tarkim, bliuzonas, jeigu jis ilgai krautuvėj kabo, pavyzdžiui, pas mus ir jo nieks neima, tada, žodžiu, jaunimas, kuris ateina socialinių valandų, mes jį tiesiog jiem pateikėm ir sakom, sugalvok ką nors, kad jį nupirktų. Tai jis tiesiog klijuoja lipduką, ar tenai išpiešia kažką, ar, žodžiu, sugalvoja kažkaip kitaip, tam megztinį, žodžiu, perdirbti ir tai va, tas taisymas tada atneša tokio džiaugsmo, nes jaunimas pats pritaikė, reiškia, kažkokie kolegos jo nupirks. O čia jaunimas dažnai ateina, ar jis tiesiog kartais priversti tokie? Kadangi vaikai renkasi socialinės valandas, kur atlikti, ir mūsų mieste nėra tiek daug pasiūlytų vietų, bet jie vis tiek patys renkasi ir patys parašo žinutes, arba tiesiog tėvai pirmą, kad parašo, o paskui jie patys paskambina. Tai, bet pakankamai savarankiškai. Ačiū. Prašom.